Sveiki visi, čia MC Crafter ir šiandien kursiu 5. Tekit išlikimo seriją. Tai gerai, aš galiu prisipažinti, man išėjo kokius 4 kartus nufilmuoti šitą epizodą. Ir dabar aš jums parodysiu, ką pasidariau. Pasidariau Iron Furnace, jos geresnės tos tipo krosnės. Pasidariau tokį kaip MFE. Jisai, didesnis tas bedboksas, energijos daugiau deda ir susirinkau resursų ir pasidariau nuclear reaktorių. Galiu dabar receptą parodyti nuclear reaktoriaus. Jisai nėra toks jau per lengviausias, reikia geresnės tos mikroschemos, tai paprasta mikroschema, taip viskas sudedi, tada reikia reaktoriaus, reaktorius taip, mašininis blokas, tada šitokio reikia, šitas iš tokių, o šitas gaunasi taip, o šitas gaunasi iš šito, prisimenat, aš kažkuria seriją įrodžiau. Ir tas MFE gaminasi va šitaip, jo. Baisiai atrodo, reikia kabelių, va tokių aukso, tada reikia energy kristalo, labai daug, bet daug labai užima visų deimantų, taigi man dar jų liko šiek tiek, aš va dar biškį prisimaininau, va. Ir kieno pagalba, tai va, deimantų iš kur gavau. Tada, dabar, pasidariau tokį kaliausę, čia šiaip ant bairio. Nusileidžiame. Pasidariau tokias kaip krosnelės, aišku, jos nemažas. Daro mums tą degalus. Tai va, čia plytos yra tokios, to aš parodysiu jų receptą, jeigu aš rasiu. O jeigu ne, tai pasakysiu, kaip pasidaryti jų. Tuoj. Jos yra panašios, bet biški šviesesnės tokios plytos, ne tokios. Reikia plytų, tų normalių, ne tokių, bet tų iškeptų iš molio. Reikia smėlį ir sudėti taip kaip TNT. Dabar mūsų tas kasykla baigęs, tai aš padariau naują. Viskas tas pats, jūs viską prisimenat. Čia mums dabar viską išgriauna. Vėliau ateisiu ir parodysiu viską. Gerai. Dabar aš jums noriu kelias daikčiukus parodyti, pasistatyti, kurie mums pravers. Tai bus, dabar darysime kuprinę. Reikia to često, kur labai didelis. Tada sudėdi taip vilną, bet kokią nors ir batą ir taip toliau. Reikia tų mėlynų miltelių. Ir štai gavome kuprinę. Kuprinė yra labai gerai, jeigu kur nors nori išeiti. Vazė. Ją gali įsidėti daiktus visokius, pavyzdžiui, ką aš naudoju kiekvieną dieną, o čia taip. Žodžiu, labai geras dalykas. Dabar pasidarysime, kaip iš vadinasi, energy color. Tai reikia paprastos krosnės, reikia glowstone. Šiaip tai 7 iš karto, tada deimantą per vidurį ir stiklo. Kam jis reikalingas, ogi parodysiu. Tai paimate savo tą šitą kaip krosnelę ir uždedate čia. Ir jinai gauna dabar energijos ir tuoj aš perimetro. Ar neprisimenu tiksliai iš ko. Atrodo galima ir iš glowstone.
Iš glaustono gaminsimės, tuoj parodysiu. Nu, ką mes darysimės, tai tikrai, kad šitą, bet va šitie gaminsis. Iš to, kad mums nereikėtų ten to akmens nuolat va. Šitas iš to ir galėsime daugiau jų vėliau pasidaryti. Po to darysimės tokį chestą, Energy Cauldron. Nu, jisai, galima sakyti, kopijuoja tuos deimantus ir taip toliau, naudoja saulės kaip ir energiją, tai gerai. Taip ir jį naudoju. Ir dabar, man atrodo, darysios panašu kaip ir mūsų tas buvo drilas, ne drilas, bet darysios pjūklą. O pjūklo man reikės, kad nereikėtų skirvių taip, lėtai pirst. Tai jisai daug greičiau viską nupjauna. Ir štai, mums energijos taip daugiau yra. Ir aš dabar pademonstruosiu jį. Aišku, mums reikės ir kirvių ir atkarčiai, bet ne per lagas. Daug greičiau negu tas kirvis nukertam. Jis irgi naudoja tą energiją, what the hell. Nesuprantu, kaip jie čia pas mane papuolė. Na nieko tokio. Įsidėsiu į savo kuprinę. Ta. Dabar, karkario. Parodysiu. Gal kai kuriems neišeina tą medvilnę pasisodint. Kai kuriems gal, nežinau. Tai man, pavyzdžiui, iš pat pradžio aš nesupratau, kaip ją pasisodint, bet po to išsiaiškinau pats, kad reikia ant šlapios tokios žemės ją sodinti, nes jeigu ją pasodini ant tos sausos, dar nesudrėkusios žemės, tau nieks neauks. Auks, bet neišeis padėt. Tai va. Čia pasidedu medieną. Čia pasidedu kviečius. Ir ką dabar norėsiu. Įdomu, kiek čia man jų užkrovė normaliai. Man įdomu. Va, ir galima ir iš tų naudoti. Man atrodo, šitie irgi gausis tie patys. Ne, parakas gaunas, man parako nereikia. Tai taip išeina. Įdedu glaustoną čia. O čia į viršų šitą. Kai glaustoną iškeps ten, ar ką jam ten padarys, gausiu tų akmenukų, aš jų šitų. Ir einam į apačią, pasižiūrėsim, kaip ten sekasi kirst. Dar nieko gero, bet tuoj bus, nesprogs į mane, gali negazdint. Gerai, ką čia, jau net nebysiu, pamiršau, man atrodo, ką aš norėjau jums parodyti. Va, praeitoj serijai buvau pasidaręs maceratorių, galvoju, bus viskas gerai. Bet va, čia yra daug geresnis maceratorius, kaip ir šitas geresnis krosnys. Pavyzdžiui, ką mes čia galim padaryti. Kuperio galiu ir tino. Paimsiu ir jisai maceruoja. Jo greitis maceravimo priklauso nuo ko tu daugiau maceruoji, to jis ten greičiau viską išmaceruoja.
Ir aš dar pasidariau va tokį daikčiuką Overclock on Grade. Nu, jisai, kad greičiau kažką darytų. Tai va, pavyzdžiui, paimam į ekstraktorių šitą, įdedame čia ir jis dar greičiau gali daryti, bet jis ir taip greitas yra. Atrodo, galima čia įdėti. Ne. Tai tegul būna čia. Ne, šitam lėčiausias daiktas. Ir dabar pastaba. Jeigu jūs pasidarote va tą jėgainę, jums būtinai reikės tokio daikčiuko. Čia mūsų bedboxas. Niekad ne, jeigu jūs padėsite mefie kur nors, sujungsite kartu laidus su šitais aparatais, gali aparatai sprogti ir bedboxas sprogti. Tai reikia pasidaryti to, aš pasakysiu, ką. Tuoj. Spėsim, LV Transformator. Jis netoks jau sunkus. Ir yra iš visų pusių po 3 tuos. Tai reikia, kad tie 3 eitų į šitą. Jeigu neis, tai ten elektros negausi. Jisai yra tam, kad ta energija susilaikytų, kad nepilnėtų ir po to ten jis pats nesprogtų, ar tai ten mūsų ta jėgainė nesprogtų. Ir reikia pasižiūrėti, gal jau paleisti jėgainę, ne. Mūsų elektra jau šiaip turėtų problemų būt. Pataisiau biškį, reikia iš kuprinės įsitraukti. Tegul dirba vėl. Empty is full. Kaip supras. Galiu išjungti, kad nesinaudotų. Neužpildėm jį. Žiauriai gerai, kai nekasinėtis. Pasiėmė, prisikerti pilną visko ir laimingas tada būnė. Ai, dabar tokius kabelius pasidaryti, kaip reikia deimantų, redstone ir stiklo. Deimantai. Su deimantais vien problemos, tai kaip visą laiką. Ai, dabar ką aš dar pasidariau, tai va tokį ginklą. Jis toks neblogas prieš zombius. Gerai, nusileisiu, tada pasižiūrėsiu. Kaip mūsų tas dirba. Ogi, man atrodo, kur aš, praėjau, jo. Nieko, turbūt tuoj baigsiu tuom, kad jis dar viską neiškirto, parodžiau viską, ką norėjau. Tai su jumis buvo MatsiCrafter. Subinkit, nepamirškite like ir laukite 6 serijos. Iki.